Sveiki, praktikuojanti šamanė Diana grįžta į jūsų eterius. Atsimenat, kažkada jūs man siuntėt savo sapnus. Praėjo tik porą metų, kaip jūs galit neprisiminti, tai manau pats laikas atėjo išsiaiškinti tų sapnų reikšmės. Šitam reikalui mums reikės sapnininko. Aš kadangi mandra, bet ne tiek mandra, mes pasikliausime šią nuostabią knygą. Jinai yra neaiškių metų leidimo, nelabai stora, nes tais laikais matyt daug daiktų jie ir neturėjo. Bet dirbsime su tuo, kas yra. Ir tai ką, tai kibkime į darbus. Šiąnakt sapnavau, kad pagimdžiau mažą baby. Ir buvau ant tiek proud, kad ėjau žindyti jo už Akropolę, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Tai reikia išsirinkti tuos keywords, ką mes galime panaudoti. Tai pradžioj yra babys, įtariu gali būti kaip kūdikis, žindimas ir viešumas. Pradėkim nuo kūdikio. Kūdikių tais laikais nebuvo, bet gal buvo vaikai. Šiaip krūtis, mačiau yra krūtis, šiaip reiškia sveikatą. Tai kažkas su sveikata susiję, bet vaikus auklėti nemalonumai ir vargas. Vaikai riebus ir gražus. Ar gražus ir riebus babys buvo, reikėtų šiaip išsiaiškinti. Viskas pavirs į gerą. Vargas taps džiaugsmu. Iš to galime daryti prielaidą. Baby, proud, kad žindyti prie Akropolio. Tai krūtis sveikata, vaikai, jeigu jisai riebus ir gražus babys buvo, bet šiaip sakai labai mažas. Bet gal jis buvo mažas, bet riebus ir gražus. Tai viskas pavirs į gerą, tai sveikata gerės su kiekvieną akimirką. Galiu būti tuo tikras. Sekantis sapnas. Užvakar sapnavau, kad cigaretė įkrito į batą ir niekaip neišsiėmiau. Labai skaudėjo. Išsiaiškinau. Key pointsai. Cigaretė, batas ir skausmas. C. Cukrus, čigonas, česnakas, čiaujate chuliganas. Cigarečių neegzistavo, gal buvo pypkė arba tabak. Kažkodėl prie P yra bučiuoti tėvus. Tabakas, galvosūkis ir sunki ligota sveikata. Batai, o įdomu, batai nauji ar seni buvo, nes čia šiaip yra skirtumas. Jeigu nauji, tai pelnas, jeigu seni, tai nuostolis. O į kokį batą įkrito cigaretė? Tai gali būti pelnas iš sveikatos pablogėjimo arba nuostolis. Tai čia reikėtų konkretumo šiek tiek daugiau, gerbiamieji. Skausmas. Ką galėjo reikšti skausmas? Skauduliai yra, nėra skausmo, yra bėda. Suvedam viską į vieną. Tai jeigu batai nebuvo nauji, tada yra labai didelių bėdų. Bet jeigu batai buvo nauji, tai reiškia pelnas, tai reiškia iš bėdų ir iš savo sveikatos problemų galima bus pasidaryti pelno. Sekantis sapnas. Mane užpuolė krokodilas ir aš šliaužiau nuo jo per kelią ant pripučiamo rato. Gerai, čia turim irgi 3 pagrindinius žodžius, tai yra krokodilas, kelias ir ratas. Įdomu, ar tais laikais egzistavo krokodilai, anot šio sapnininko. Yra kekščias. Ieškokim reptilijos. Tuo ieškosim visų krokodilo giminaičių. Ne. Bet yra rupūžė. Kiek tai yra arti krokodilo? Įgyti blogą draugą, per kurį turėsi daug apkalbų. Kelias. Ieškokim tako, gal takas bus kažkoks. Bet čia turėtum jo vaikščioti. Mažas gyvenimo pagerėjimas. Mažai tikėtina. Tada jų žiūrim ratas. Deja, ratų nebuvo tais metais. Gal buvo padangos. Ratas. Ratai blogi, sugedę, ūkio blogėjimas. Ratai, šeimininkės reikalai. Jeigu vienas ratas ir pripučiamas, tai iš principo įsitaisęs blogą draugą gausi žinią, bet tai jau yra šeimininkės reikalai. Tai yra tavo arba
tavo antros pusės reikalai, jeigu tu skaitai ją šeimininkę. Tai toks... Sekantis sapnas. Pasaulio pabaiga. Ir nors gyvenau 3 aukšte prie kapinių, lava išsiveržė pro langą. Mes čia turim labai daug skirtingų daiktų. Tai yra pasaulio pabaiga. Tai yra kapinės, langas ir lava. Holy moly, 4 dalykai. Prieš tai tiek daug neturėjome. O šiaip stipriai skiriasi pasaulio pabaiga nuo pabaigtuvių, nes pabaigtuvės tai gaisro nelaimė. Palauk, bet man atrodo buvo teismo diena, pergyvenimas. Tada mes turime kapines. Vargas ir negerumas. Bet reikia turėti omeny, kad kapinės namas tiesiog yra kapinėse, tai... O namas, ką mums reiškia? Namai, savo gudrumu praturtėsi. Lava. Ką pagal sapnininką reiškia lava? Taip, sąmyšis ir chaosas. Pro langą. Langas. Ilgesys. Langą išmušti arba atidaryti. Išduosi savo naują paslaptį. Tai gerai, dabar sulipdam viską į vieną. Sapnas reiškia, kad tu pergyveni. Tačiau savo vargus ir negerumus tau perbrauks tavo praturtėjimas savo gudrumu. Tačiau būk atsargus, nes sąmyšis ir chaosas išduos tavo naują paslaptį. Sekantis sapnas. Sapnavau, kaip persismeigiu su peiliu delną ir žiūriu kiaurai per jį į saulę. Tai peilis, delnas, saulė. Dar galėtumėm šiaip pridėti susitraumavimą. Perlai, pinigai, peiliai, širdgėla, toliau delnas arba ranka. Čia tipo rankos. O šiaip delnas buvo juodas ar baltas, nes jeigu baltas, tai gausi laišką, o jeigu juodas, tai blogai išgirsi liūdną žinią. Sakykim, delnas buvo baltas. Laiškas arba liūdna žinia. Tiesiog asiuminam, kad vdruk buvo juodas. Žeisti arba žaizda. Žeisti arba skylė. Žaizdos nėra, skylės nėra. Anga. Ką pagal sapnininką reiškia skylė arba žaizda? Tai pažeidžiamumas, praradimas, netektis, stagnacija. Ir tada liko rasti saulę. Jau saulė tai tikrai egzistavo tais laikais. Saulė. Laimė. Jas. Gerai, lipdam vieną. Tai yra širdgėla nuo gautos liūdnos žinios arba nuo laiško. Jaučiamas praradimas ir stagnacija. Tačiau pradeda po truputį veržtis į gyvenimą laimė pro tą angą, skylę, žaizdą. Sekantis sapnas. Once I had a zombie apocalypse dream where I was the best survivor because I had 3 legs. Taigi, ką mes turime? Mes turime pasaulio pabaigą, ką mes jau esame turėję. Daug kas žiūri sapnuoja pasaulio pabaigą. Tada nugalėtojas, 3 kojos. Nesijaudinkit, aš čekinau zombių šioje knygoje ir tais laikais neegzistavo tiesiog. Tai dėl to nėra paaiškinimų zombio apokalipsės. Bet pradėkim nuo pasaulio pabaigos. Tai yra, kas yra? Pergyvenimas, teisingai. Nimas, nugalėtojas arba laimėtojas. Ieškom. Lažybas laimėti. Tai laimėsiu loteriją. Aš just in case šitą išsaugau, jeigu nebūtų laimėjimo. Ką anot sapnininko reiškia nugalėtojas? Siekiai ir ambicijos. Bet gerai, o ką reiškia 3 kojos? Vat kojos, aš manau, yra key ingredientas visame šitame. O šiaip švarios ar nešvarios kojos buvo? Just asking for a friend. Ne, šiaip nešvarios kojos reiškia nelaimę ir vargą. 3. O plautos kojos, tiksliau plauti kojas yra negerai. Tai basically tiesiog kojos yra kojos. Ką reiškia 3 kojos? Tai paklausim. Ką pagal sapnininką reiškia 3 kojos? Stabilumas, judėjimas. Jos tikiuosi nesužystos buvo, nes jeigu buvo sužystos, tai yra dar kitos reikšmės.
apjungiam. Tai pergyvendamas dėl savo siekių ir ambicijų, tu ieškai stabilumo arba judėjimo. X3. Šiaip tai, matyt, 3 dalykų. Stabilumo, judėjimo ir krypties. Nes visos 3 reikšmės reiškia kojas. O kadangi kojas 3, tai visų 3. Į sveikatą. Iš jūsų pitakas. Gerai, šiandien užteks, aš užsiknisuoju, jeigu atvirai. Ar pati savo aiškinsiu sapnus? Be abejo, ne. Bet sekančiam video noriu jums pasiūlyti, komentuokite skaičių 1, jeigu norite video, kaip taro kortos atsako į jūsų klausimą, arba skaičiuką numerį 2 rašykite komentaruose, jeigu jumis domina heromantija. Nežinau dar konkrečiai kaip tai padarysim, bet analizuosime rankas, delnus, linijas, visą kitą. Tai žodžiu, gero jums vakaro. Tikiuosi jūsų smalsumas buvo patenkintas ir susimatome kažkada vėliau ateityje. Žiūrėkite kitus mano video. Bye.